Sveiki, esu Ieva, sveikatingumo mentorė ir šiandien noriu pasidalinti apie patarimus, sveikatingus patarimus rudens pradžiai. Taigi, su kuo jie yra susiję? Visų pirma, susiję su asmeninė patirtimi, su šaltiniais iš gamtos ir su tuo, kad tai yra saugu naudoti tiek vaikams, tiek suaugusiems. Tai pirmasis mano patarimas, kadangi artėja šaltasis periodas, kadangi yra šaltesnės naktis ir mes, žinoma, esam labiau, gal kažkur neapsirengiam, gal kažkas, tai iš eterinių aliejų serijos, kadangi aš su jais draugauju 4 metus, yra mišinys Thieves. Kodėl būtent jisai? Jisai ne kartą yra padėjęs mūsų šeimoje, tiesiog tepant padukus, praeiti visus sirgimo periodus, kai žmonės peršala, pradeda čiaudėti, nosis bėga, kažkokie virusai vaikšto. Tai yra atlikti netgi tyrimai, kad garinant Thieves eterinių aliejų mišinį, jie per 10 minučių sumažėja stafilokoko bakterijos ore 40%. Tai iš tikrųjų yra nuostabus mišinys, kuris yra antivirusinis, antibakterinis. Pirmiausia, ir jūs, ir jūsų vaikus labai gera proga yra apsaugoti, tiesiog tepant kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą padukus po lašiuką. Kadangi jisai yra karštas vadinamas eterinis aliejus, tai yra turi savyje šildančių, kaitinančių eterinių aliejų, tai rekomendacija yra jį skiesti su augaliniu aliejumi. Aš rekomenduoju tą, ką esu išbandžiusi, tai yra V6 augalinių aliejų mišinys. Jeigu jums kyla klausimų, kaip kas, tai būtinai duokite žinią, jums suteiksiu patarimus. Ir kadangi aš vadovaujuosi ir savo patirtimi, ir daugiau negu 40 metų suteikta Gary Youngo patirtimi, tyrinėjimais ir šią enciklopediją, tai dėl to ją turiu šalia. Taigi dar kartą apie Thievesą. Tai yra antibakterinis, antimikrobinis, antivirusinis, antioksidacinis, nuraminantis, taip pat mūsų širdies ir kraujagyslių sistemą remiantis. Žinoma, apsaugo mus nuo aplinkos ligų. Taip pat apsaugo organus, puikiai tinka kvėpavimo sistemai ir netgi atpalaiduoja raumenis. Tai žodžiu, apie šitą mišinį galėčiau daug ir daug kalbėti, bet šiandien noriu dar vieną rekomendaciją duoti rudens pradžiai. Kadangi tai yra toks metas, kai mes visi iš atsipalaidavimo, iš vasaros, iš šilumos lekiame į tą metą, kai reikia vėl eiti į darbus, į mokslus, galbūt tai yra naujas darželis, pradžia nauja, arba pirma klasė, arba mokyklos keitimas, tai iš tikrųjų sukelia daug streso. O kai kyla stresas, tai mumyse gaminasi streso hormonas kortizolis. Kai jisai gaminasi, mūsų dėja visos sistemos yra įsitempusios, uždaromos netgi tam tikros funkcijos ir gali kilti netgi kitų sveikatos sutrikimų. Taigi rekomendacija yra naudoti mišinį Stress Away. Stress Away mišinys, būtent jau pavadinimas pasako, kad mūsų numalšina stresinę būseną arba neleidžia jai taip įsiveržti, kad mes nebežinotume, ką daryti, mes pamestume galvą, pamestume savo mintis ir kaip pasakyti, nebegalėtume mąstyti. Tai jeigu jūs jaučiate, kad esate tokioje situacijoje arba jūsų vaikai, tai lygiai tą patį rekomendaciją galima tiesiog įlašinti į delniukus, pauostyti, duoti iš delniukų, taip pat patepti krūtinę, patepti nugarytę ir būtinai padukus.
Tai galima taip pat daryti prieš kiekvieną mielą dieną, arba prieš jaučiate, kad ta situacija yra stipresnė, tai tada. Dabar, jeigu kalbant apie stresą ką jisai daro, tai antimikrobinis, antiuždegiminis, palaiko mūsų emocinę sistemą, nuramina taip pat mūsų kraujagyslių ir širdies sistemą remia, palaiko. Taip pat padeda netgi apsisaugoti nuo tam tikrų vabzdžių įkandimų, antiparazitinis ir netgi nuima skausmą bei prakaitavimą. Tai Stress Away tikrai ne kartą yra padėję tokiose situacijose, kai atrodo, aš jau susijimsiu, jau tikrai galėsiu, bet dėja nepavyksta. Ir tai yra tas mišnukas, kuris saugus nuo pat mažiausio naudoti ir jos skiesti net nereikia. Nebent labai jautri odelė būtų. Dar viena rekomendacija iš eterinių aliejų, tai yra lavanda. Apie lavandą yra atskira istorija ir aš šią vasarą lankiausi Young Living lavandų ūkyje Prancūzijoje, Simon-le-Rotonde. Mačiau visus procesus nuo to, kaip augina, ima derlių, distiliuoja. Tikrai patyrimai yra nuostabus ir labai kviečiu kitą kartą išgirsti mane mano pasidalinimuose apie šią kelionę. O lavanda yra vadinama netgi eterinių aliejų motina. Tai yra tas eterinis aliejus, kurį rekomenduoju turėti kiekvienam ir iš tikrųjų nuo kurio prasidėjo mano kelionė su eteriniais aliejais. Visų pirma, jis ir ramina mus, ir jisai, jeigu reikia, energizuoja. Čia yra labai įdomus dalykas. Tai tiesiog jisai padeda prisitaikyti esamose situacijose. Kadangi lavanda yra raminantis, jį labai rekomenduočiau tepti vakare, kai jau yra ta diena praėjusi, rudens visi tie rūpesčiai, įsivažiavimai. Jį labai nuostabu yra tepti po širdies plotą, po krūtinę, padukus, nugarytę. Lavanda puikiai tinka ir patiem mažiausiams, kai jie yra neramus, arba tie patys, kurie mažyliai pradeda lankyti darželį, tai yra nuostabi priemonė jiems tepti į padukus ir padėti prisitaikyti ir nurimti. Lavanda iš tikrųjų yra praktiškai kiekvieną dieną mano rankinėje, arba kitaip tariant, nešiojamojo aromo vaistinėliai, dėl to, kad žinau, kad jeigu vaikui suskaudo pilvas, nevirškina ar stresas, aš tepsiu lavandą ir jam 10 minučių, 30 minučių padės. Jeigu jisai kažkur tai susižeidė, susimušė stipriai, aš tepsiu lavandą ir žinau, kad jinai padės. Taip yra buvę taip pat ne kartą. Lavanda gali netgi padėti esant galvos skausmui, gali padėti esant stresiniams situacijoms ir žinoma netgi tam tikrus odos sutrikimus turint, negalavimus, bet tai yra atskira tema ir ją reikėtų labiau pasigilinti, randant priežastį ir tada žiūrint, ką tepa, ką yra saugu tepti, kas tinkama vaikams. Dabar su lavanda yra dar vienas dalykas, kad ji yra 100% lavanda, tai yra saugi mums naudoti, yra nuostabus su ją netgi receptai, desertai. Čia yra atskira tema, galėsite ateiti išbandyti į dirbtuves. Ir netgi yra istorija, kaip prancūzų mokslininkas René Gattefossé, kuris pirmasis nusidegino laboratorijoje odą ir jisai bandė būtent lavandų langustifoliją, būtent 100% švariausią, geriausią lavandą pilti ant žaizdos ir iš tikrųjų jinai pradėjo trauktis, jinai pradėjo gyti. Tai būkite atsargus, nes lavanda yra vienas labiausiai padirbinėjimų eterinių aliejų, skiedžiamų arba pavadinimas yra sakomas, kad 100% lavanda, bet dėja ten yra lavandinas, kuris iš tikrųjų turi
kamparo daugiau, didelį kiekį kamparo ir dėl to jums gali netgi nudeginti odą. Tai, o kodėl šitos instrumentus yra saugu naudoti, tai pasakysiu vieną frazę. Seed to seal. Tai pasauliniu mastu nėra kokybės standartų eteriniams aliejams, dėl to su jais žmonės daro daugą. Dažnai daro dėl pinigų, bet ne dėl žmonių gerovės, o tai yra augalo siela. Ir tai yra gamtos dovana mums. Gary Youngas sukūrė patį aukščiausią kokybės standartą Seed to Seal ir aš mačiau, kaip tai vyksta. Tai yra atrenkamos sėklos, atrenkamas dirvožemis ir tikrinama laboratorijose, ar nėra ftalatų, nitratų, mikroplastikų, visų tų dalykų, kurie mums gali pakenkti. Ir nuo sėklos yra atidžiai išauginami augaliukai, tada jie perkeliami į laukus ir tenais auga, kol ateina metas nuimti derlių, tada yra nuimamas derlius, distiliuojama, vėlgi čia yra atskiras mokslas, kaip, kada, kiek distiliuoti. Ir po to proceso taip pat yra tikrinama, ar eterinis aliejus atitinka Gary Youngo nustatytus sudėties standartus. Ką tai reiškia, kad kokybė yra be kompromisų. Jeigu netitinka nors 1%, eterinis aliejus yra nepaleidžiamas į rinką. Ir čia jau yra aukščiausias kokybės standartas, kur jūs galite žinoti, kad yra saugu naudoti ir jūsų mažyliams, ir jums patiems, ir jūsų vyrui, tėvams ir aplinkiniams. Tai taip pat mes gaunam aukščiausią kokybės standartą. Dabar dar vieną turiu patarimą, nes apie šios instrumentus galiu šnekėti daug, bet tokia mintis kilo, ką jums patarti. Čia yra buteliukas, kuriame užrašyta Super C. Kitaip tariant, čia yra vitaminas C su manganu. Kodėl būtent šituos rekomenduoju? Visų pirma, ruduo. Mes vasarą valgome daug vaisių, daug daržovių, rudenį jau tokių šviežių nėra. Ir stiprinam pirmiausia savo imuninę sistemą. Nuo imuninės sistemos priklauso labai daug mūsų kitų procesų ir pirmiausia mūsų sveikata, ar ne? Tai vitaminas C kuo yra ypatingas, todėl kad jis yra ne laboratorijos sukurtas, o natūralus, augalinis ir neturi jokių sintetinių priedų. Ir taip pat čia yra tam tikri eteriniai aliejai, kaip apelsinas, mandarinas, greipfrutas, citrina ir citrinžolė. Tai iš tikrųjų, kodėl jie yra įdėti, nes buvo atlikti tyrimai, kad dėja sintetinių vitaminų mūsų organizmas ne tik neįsisavina, bet būna, kad netgi kaupiasi atskiromis tabletėmis. O Gary Youngas atliko tyrimą, kad jeigu papilduose, žolelėse, tiesiog žolelių papilduose yra eteriniai aliejai, jie to vitamino padeda papildo įsisavinimą iki 80% padidinti. Tai va, tai mano rekomendacijos tokios, būkite visų pirma pozityvūs, nes tai yra nuostabi gamtos kaita. Mes gyvename nuostabioje šalyje, kurioje tai vyksta ir ką mes galime stebėti. Labai rekomenduoju, pastebėkit, pasidžiaukit, pabūkit su vaikais. Tas irgi jiems suteikia be galo daug sveikatos. Tai ačiū, kas klausėte, iki kitų kartų ir likite sveiki, o jeigu kažkokios informacijos reikia, rašykit arba paspauskit apačioje nuorodą ir sužinosite, kaip galite įsigyti šituos dalykus, kaip ir turite kažkokiam prekybos centre nuolaidų kortelę. Čia irgi aš turiu savo prisijungimą ir be jokių tarpininkų tiesiog įsigyju ir dar su gera nuolaida. Tai ačiū Jums, o jeigu reikės paramos, taip pat rašykit. Aš mėgstu bendrauti, mėgstu remti žmonės. Iki, čia buvo Ieva. Iki.